tegu mano kojos jums būna juodos. Ir palikau jos ramybėj. O pats tapau toks, koks dabar esu. Vanduo turbūt ledinis. Ledinis vanduo. Jis drungnas, tau tik taip atrodo. Elektros nėra juk karas. Nėra jokio karo. Aš Liudvikai norėjau tavęs paklausti. Aš norėjau tavęs paklausyti. Labai prašau, tu nesijuok. Aš niekada nesijuokiu klausti. Nežinau. Klaus manęs gali klausti. Nežinau. Vadį aš įsigalvoju. Man tik taip atrodo, bet aš taip seniai nemačiau Edgaro. Mano Edgaras mirė. Jį suvažinėjo automobilis. Aš šitą niekada nesuvoksiu, niekada. Žinau. Atsigula į vandenį, atsigula į jūrą. Moliuskai, sraigės žuvis. Iš kur atsiranda gyvybė? Liudvikoje atrodo, kad šalia jos stovi Zuzanė. O gal Edgaras arba Karolinė? Arba tas, kieno tas balsas sakantis, nedaryk. Jis stengiasi. Garsiau, sako jis. Jeigu nori man kažką pasakyti, kalbėk esu. Jis klauso. Garsiau. Garsiau. Garsiau, negirdžiu tavęs! Ko tu taip lėki? Sako Rozmarija. Jis dar akimirką delsia, bet niekas nieko jam nesako. Aplink tylu. Liudvikas panardina savo motinos pečius į vandenį. Užtenka tik lengvai paliesti. Ji tokia plona. Tokia sulysusi. Beveik nieko nesvari. Pečius po to galva. Motina panyra ir vėl išnyra. Plaukai šlapi. Galva atrodo dar mažesnė. Ji žiūri aukštyn. Žiūri į Liudviką. Nustebus, bet draugiškai. Net šypsosi. Taip, ji šypsosi. Dar vienas prisilietimas. Pečiai, galva.
Viso gero, mama. Sudie. Ji išnyra. Dar 1, 2, 3 kartus. Ji nebekvėpuoja. Akys užmerktos. Jos kūnas nesigina. Jos širdis nesipriešina. Rankos atsipalaiduoja. Plaučiai kvėpuoja. Vandeniu. Jis ėjo vis tolyn ir tolyn, nemąstydamas, paskendęs savo mintyse, man pasidarė neramu, ką jis ketina daryti. Nebuvo panašu į pasiklydusi, tikslingai ėjo tolyn. Vis tolyn ir tolyn, šaukiau jam, pone Šrauda, pone Šrauda. Bet čia nesliūdėjo, galva nekrūptelėjo. Liudvikai šaukiau, Liudvikai. Nieko. Jis susiliejo su žalu. Kuo toliau ėjo, paparčiai darėsi vis aukštesni. Iš pradžių siekė kelius, paskui uždengė visas kojas, klubus. Jaunų medžių šešėliai užgožė jo kūną, nulinkusios šakos paslėpė sprandą ir galvą. O jis ėjo vis tolyn ir tolyn, kol pradingo tarp medžių, kol jį prarijo žaluma. Sako, mums visiems reikėjo būti budresniems. Kiekvienam iš mūsų. Kiekvienam iš mūsų. Kiekvienam. Taip, tikrai. Tikrai reikėjo. Ir tau reikėjo. Ir tau reikėjo. Mes to nematėm. Mūsų ten nebuvo. Mirtis buvo greitesnė už gyvenimą. Dėl tavęs nepaliksiu, kai mirtis tavęs ateis, su tavimi pasiliksiu. Nes ir buvo galima nuspėti. Numatyti iš anksto. Ir buvo galima. Ir mes galėjom. Užkirsti tam kelią. Taip, tikrai. Kiekvienas iš mūsų. Aišku, visi gudrus. Po laiko. Štai, Zuzanė stovi su lagaminu prie Rabės durų. Pradeda iš lagamino traukti savo daiktus. Tvarkingai deda jos į jos spintą. Lyg būtų savaime suprantama, kad jie nuo šiol pora ir dabar gyvens kartu. Zuzanė pasakoja apie savo vyrą, kuris nužudė savo motiną ir išėjo. Nežinia kur, tiesiog dingo.
Rabė galvoja apie žmoną, kurią paliko. Galvoja, kad nebenori palikti žmogaus, kuris mano, kad jie gali būti kartu. Todėl pasiduoda šitam žaidimui, nors iš tikrųjų tai ne žaidimas. Ir niekas nežino, kas bus toliau. Bet jis tikisi, kad viskas baigsis gerai. Neaišku. Ar jis Rozmarį panardino po vandeniu, ar tai buvo nelaimingas atsitikimas. Neaišku, bet kaip jų galėjo pati nuskęsti? Nei infarkto, nei insultos skrodimo metu nerado. Jo paties nuostabai Rabei patinka gyventi. Dviese, kai esi įsimylėjęs. Kas bus toliau, iš ko jie gyvens, apie tai jis nenori galvoti. Aš jo visai nepažįstu. Nežinau, kas tas vyras, kuris buvo mano vyras. Padėk man, prašau, aš sakydavau jam anksčiau. Bet jo pasaulyje nebuvo galima rodyti silpnumo, nei man, nei jam. Jo pasaulyje nebuvo galima pasiduoti. Jo pasaulyje galvojau žmonės turėtų nešioti korsetus, kad išlaikytų tai, kas gali prarasti formą. Todėl išmokau tylėti ir šypsotis. Nors tai Zuzanė atėjo pas Rabę, jai jo artumo nereikia. Dabar man nebereikia tarti vyro vardo. Neliko abiejų. Ir vaiko, ir tėvo. Jei nereikia apkabinimų, vaikšto lyg sustingusi. Lyg būtų reumatikė ir kiekvienas judesys jai keltų skausmą. Naktį ji traukėsi nuo jo. Tarp jų randasi atstumas. Tai Rabei atrodo pažįstama. Tavęs nereikia. Bet reikia, kad būtum šalia. Netiesa, tai, kas pasakojama, kaip tampama kariu, kad reikia savęs išsižadėti ir pamiršti save. Niekada nesijaučiau taip pat savimi kaip armijoje. Tariau kažką svarbaus, buvau savanoris. Atrodė tai ne karas, netikras karas, žodis nebenaudojamas, jis baigė išnykti, o mes specialiųjų operacijų pajėgos. Dabar mano specialioji operacija Zuzanė. Čia. Čia bus mūsų karinė bazė. Kada gausim įsakymą veikti ir ką darysime toliau, mes nežinome. Aš esu tikras, kad kartu Zuzanė mes šitą operaciją įvykdysim sėkmingai. Esu tikras. Sužeistuosius pasiimsim, mirusieji liks čia. Nuo šiandien viskas bus kitaip. Pirmoji meilė, antroji, trečioji. Viskas praeina. Aš visuomet laukiau, kad mano gyvenime kažkas įvyks. Kvaila, ar ne? Mokykla, darbas, kažko trūksta. Vedybos, vis dar kažko trūksta. Vaiko gimimas, dar kažko trūksta. Aš laukiau, nežinau ko. Kažko, kas užpildytų mano gyvenimą, kažkokios paskutinės dalies, lik paskutinės čerpės stogui, kad nelyktų vidun. O to, kai mirė Edgaras. Nieko nebetrūksta. Nepagalvo, kad tai ir buvo tai, ko laukiau. Tiesiog. Gyvenimas eina toliau. Jis niekada nebus užbaigtas iki galo, nesvarbu, kas mums benutiktų. Jis niekada nesibaigė. Viskas lieka atvira.
Visada. Todėl dabar bijau labiau nei bet kada. Bejėgiškumo jausmas kėsinasi apimti Radeką kiekvieną kartą, kai Zuzana taip kalba. Jis neturi daug žodžių. Jis mieliau jau imtųsi veiksmų. Ar galima veikti žodžiais? Kartais jam ima skaudėti galvą, kai Zuzanė taip kalba. Jis taip pat kalba, kaip tik gali, du žmonės per daug užpildo šitą kambarį savo mintimis. Ta jis jaučia. Mintis. Mintis, kurios išsakomos ir tos, kurios kirba jų abiejų kalbose nuolat, grasina susprogdinti šitą kambarį ir viską paverčia labai pavojingų reikalų. Ta jis jaučia. Mums reikia žmogaus, kuris imtųsi mūsų minčių, kuris pirmiausia jų išklausytų, antrą jas sutvarkytų ir trečią jas saugotų, kol mums galbūt kada nors vėl jų prireiks. Mums reikia jų atsikratyti. Zuzanė tyliai linksi. Jai pasiūlė pagalbą, globą. Bet vis dėlto ji nieko nedaro. Nebereikia išeiti. Nebereikia saulės viskas, o man reikia yra laiko. Vedančiai mano kambarį gale visus signalus, kurių man reikia gauti. Mano pralaidis imtuvas, mano radio kompasas, mano antena, aš pats siunčiu. Sonaro, radaro, ultragarso, šviesos impulsus kaip vabzdys. Kaip šikšnosparnis. Man nereikia oro ir dienos meto, nereikia fizinio kontakto, viskas yra ekrane. Išorinio pasaulio man nebereikia. Jūsų nusikaltėlis jums svarbesnis už jūsų kaimyno lemtį. Jūsų teroristas jums svarbesnis už jūsų draugų lemtį, bet galbūt tai mes. Mes, kurios manot gerai pažįstantis nuo pat vaikystės, nors iš tikrųjų visai nepažįstam. Mes, apie kuriuos sakot, kad Dievas mūsų sukūrė tik tarp kitko, gal tik dėl to, kad suklydo. Bet tikrai labai nesistengdamas, o mes taip ir atrodom. Taip ir prabėgs mūsų gyvenimas, tik purvas tarp gimimo ir mirties, tik purvas, visur, kur be pasižiūrėtum, purvini darbelį. Nori tu to ar ne? Ar jie galėtų skleisti blogį, ar jie galėtų kažką padaryti, juk jie atsirado tik per klaidą. O gal tai kaip tik mes? Mes, paprastieji, nepastebimieji, buvę laidotojai iš jūsų kaiminystės, į kurios jūs anksčiau visiškai nekreipdavo dėmesio, lygiai kaip ir į muses ant sienos, tai galbūt jie jūs truputį erzindavo. Tai mes jums galiausiai ir parodysim, ką reiškia gyventi baimėje.
snaudžia. Ednai nepavyks užkirsti kelią. Paskutinė galimybė – rasti bombą, ją nukenksmint, pakeliui į įvykio vietą tapti kitų žmogumi. Pagaliau galėsiu parodyti, ką iš tikrųjų sugebu. Tikslas – restoranas miesto centre. Užsidarius biurams ir įstaigoms pilnas lankytojų. Jau prieš kelias savaitės įsigijau peroksido, chloro, rūgšties ir acetono. Tada laukiau ženklų. Dabar aš čia. Pagaliau galėsiu parodyti, ką iš tikrųjų sugebu. Priešais restoraną esančią namą laiptiniai. Laukiu. Stebiu. Žiūriu į savo kūną. Turiu diržą su sprogmenimis. Žiūriu į savo kūną. Kas aš? Ar vyras? Ar moteris? Plaštakos, rankos, kojos, kaip jos atrodo? Jūros švelnės, nesingos dailios, kaip jos atrodo? Mano batai. Kokios spalvos yra mano batai, liečiu savo plaukus, savo veidą, nematau savo veidą, laiko dar yra. Kas aš? Laiko dar yra,